Sveika, mieloji. Sveikinuosi šiandieną su tavim be pašnekovo, todėl turėsime labai lengvą, paprastą, intimų pokalbį ir džiaugiuosi, kad esu gavusi tiek daug jūsų klausimų. Man labai malonu, kad jums yra smalsu, kad jums rūpi ir tikrai esu labai dėkinga, kad norite augti kartu. Ir man atrodo, kad metų pabaiga kaip tik yra labai tas geras metas ir va dabar gruodžio 21-25 vykusi saulėgrįža. Tai toks labai geras metas peržvelgti, kas įvyko, kas neįvyko. Ir aš gal ne tiek tikiu rezoliucijomis kitiems metams, kiek tikiu savęs įgalinimu per tai, kad kaip aš nenoriu, kad būtų, ir įsivaizdavimu, vizijos turėjimo arba svajonių tikslų turėjimo, kaip aš noriu, kad būtų, kaip kokį aš noriu gyvenimą kurti, kokį aš noriu gyvenimą gyventi. Ir kaip jūs žinote, nei viena svajonė neišsipildo be veiksmo. Tai mano ir palinkėjimas būtų šių metų pabaigai, kitų metų pradžiai vis dėlto pasigalvoti, ką paliekate praeitiems metams ir kokia norite būti kitais metais, kokią save kursite, kokią savo aplinką kursite ir galų gale kokį savo gyvenimą susikursite. Tai va, o dabar pradėsiu nuo jūsų klausimų ir juos skaitau atsitiktinę tvarką, tai jų bus įvairių. Tai va, pirmas labai geras, aš tikrųjų jos tik tai prasibėgo akimis, labai nesigilinu, tikrai atsakysiu, kas yra iš širdies be pasirašymo. Kaip įvertintum savo 2024 metus? Iš tikrųjų, metai buvo gausus kelionių, labai gausus kelionių ir toks buvo, žinai, mano toks šiek tiek testas, nes aš gruodį 25 man buvo suėjo 40 metų ir aš pusdama žvakutę labai nuoširdžiai pagalvojau, kad noriu kelionių. Tai žinokit, aš nesuskaičiavau, bet aš 24 metais turbūt buvau bent 12 kelionių, gal ir daugiau, užsienyje, neskaitant Lietuvos. Tai manau, kad mano noras tikrai įsipildė su kaupu ir šiemet galvosiu turbūt kitą norą, tai pažiūrėsim, ar vis dar veikia mano ta manifestacijos galia. Kitas dalykas, 24 metai man buvo augimo metai, tiek mano asmeninio augimo metai, tiek mano sąmoningo dvasinio augimo metai, tiek mano augimo metai darbinėme kontekste, mano meilė kapsulė Agnė Gilytė stipriai auga ir esu jums už tai labai labai dėkinga, nes be jūsų nebūtų to augimo. Tuo pačiu po truputį pildosi mano didžioji svajonė užsienio moterims pristatyti kapsulę ir jas taip pat rengti, puošti, patarti, jeigu jums reikia patarimo ir tokiu būdu palengvinti ne tik jūsų, bet ir ne Lietuvoje gyvenančių moterų kasdienės rutinas arba tiesiog kasdienybę. Taip pat 24 metai man buvo tokio šiek tiek gal mažiau lėkimo metai ir kas yra įdomu, kad aš gal jeigu taip skaičiuoti minutės, kiek aš dirbu arba kažką veikiau, turbūt buvo mažiau negu anksčiau, bet rezultatai yra nuostabus ir tai tik patvirtina vieną iš minčių, kad svarbu žinoti, ko nori, labai aiškiai susidėlioti viziją, turėti komandą, kuri tau padeda ir tikėti, nes be tikėjimo, man atrodo, kad nieks nevyksta, nei svajonės išsipildo, nei lygos išgyja, nei žmonės ateina į tavo gyvenimą, nei kažkokios situacijos neišsisprendžia. Tai aš kažkaip labai apie tą tikėjimą, bet tą vidinę būseną, ne apie religiją, apie tikėjimą, kad viskas bus taip, kaip turi būti tau geriausiu būdu. Ir ypač jeigu jautiesi, žinai, tokiam, kad kažkaip nesigauna, nepavyksta, ten, nežinau, nori šito darbo, bet aš jo negaunu, arba ten vis stumištų santykius ir nesidėlioja. Tai galbūt būtų visai gera proga pagalvoti apie tai, kad gal tai yra ne tavo. Ir tikint visatos dėsniais, tai visata turi planą. Ir jeigu jo pasitikė, tai reiškia nekontroliuoji ir atsipalaiduoji. Tai viskas sudėlioja geriausiu to būdu, gauni savo pamokas ir savo dovanas. Tai va tas stumimas Sizifo akmens į kalną vis dėlto galbūt yra ženklas susimąstymui, kad tai yra ne tavo ir ne apie tave ir galbūt nebereikėtų to daryti. Tai va taip kažkaip filosofiškai nuklydau, bet taip eina man šiandien. Kitas klausimas, kokie iššūkiai buvo šiais metais? Viena vertus, iššūkių tokių, žinai, didelių, kur, nežinau,
šiaip gyvenimą iš pašaknų sudrebinančių, esu dėkinga, nebuvo, bet buvo pakeliui ne vienas ir ne 3 akmenukai ir akmenys, buvo iššūkiai tiek darbinėme kontekste, tiek asmeninėme kontekste, tiek šeiminėme kontekste, tiek draugų kontekste. Iš tikrųjų, šitie metai buvo ir man ir apie pokytį ir kažkuria prasme tai yra iššūkis priimti. Tai keitėsi ir draugų mano ratas, labai plėtėsi komanda, keitėsi komanda. Galų gale aš pati keičiuosi, tai natūraliai kyla iššūkių bendraujant su kitais žmonėmis, galbūt man, galbūt jiems, galbūt abipusiai, bet aš tikrai nenoriu, niekam nelinkiu būti nesikeičiančią pelkę, nes, apie ką yra sustojimas ir stagnacija. Šitą žodžią gal nebūtinai turiu pasakyti, bet turbūt suprantat, kad tikrai ne gyvybę, ne įsipildymą, ne į augimą ir ne į sėkmę ir meilę, o į visą tai, kas yra priešinga. Tai šiuo metu iššūkiai gal buvo tokie, kaip sako, bumpy roads, bet nebuvo didelių kažkokių nei duobių, nei hiperdelių kalnų. Ir aš sakyčiau, kad gal buvo daugiau laimėjimų ir daugiau atradimų, negu kad kažkokių praradimų ar labai žiaurių pamokų. O kad jos vyksta, tai valio. Ir jos vyksta nuolat ir man atrodo, kad tai yra dalis gyvenimo ir jo džiaugsmo, kad niekada nestovi vietoj. Aš matot, labai mėgstu pokytį, labai mėgstu permainas ir man patinka kažkas naujo, man labai patinka sukurti kažką naujo, ko dar niekas nėra daręs. Ir ypač man patinka padaryti kažką, ką kitas savo, kad yra neįmanoma. Tai man čia kaip aliejus į ugnį. Tai va, tai ir tokių iššūkių aš savo kartais pati netgi susigalvoju. Tada aš jaučiuosi labai labai gyva. Kurie santykiai tau svarbiausi vidiniam augimui? Santykiai su savim. Nes tai yra žmogus, su kuriuo aš praleidžiu visą parą be išeiginių jau 41, tuoj bus metus. Tiesa, jau kai bus išėjusi tinklalaidė, jau man bus 41. Tai aš manau, kad iš viso pats svarbiausias santykis yra žmogaus gyvenime jo su savim pirmoje vietoje, nes mes neretai nepažįstame savęs ir šiek tiek gal ir prisibijome pažinti save, nerti į tuos gylius, į atradimus, į galų gale ieškojimus, dėl to, kad tai ne visą laiką yra patogu, ne visą laiką yra malonu ir tai išgyventi, pamatyti, išbūti yra, kartais vėlgi, tai kaip kalbėjom prieš tai, yra iššūkis. Kita vertus tai yra augimas. Tai man labai yra smalsu, ką man dar gyvenimas atneš ir ką dar atneš tas santykis. Aišku, santykis su kitais žmonėm yra vienareikšmiškai svarbus ir man labai gera, kad tie santykiai keičiasi, nauji žmonės ateina į mano gyvenimą, iš kurio aš labai daug išmokstu. Ir lygiai taip pat atsisveikinu su tai žmonėm, kurie jau nebėra mano gyvenime, ta, kaip čia pasakyti, emocinė prasme, ne, jų nėra šalia, mes neturime bendrystės, bet gera prisiminti ir gera, jausti dėkingumą, kad tai buvo. Kas tau yra magnetic conversations? Toks vienas klausimas. Ši yra visiškai mano širdies veikla. Tai yra tai, kur aš jaučiu turbūt visą įmanomą laisvę, nes niekas man nediktuoja temų, niekas man nenurodo pašnekovų, niekas man nediktuoja klausimų ar neverčia vienaip ar kitaip pasukti pokalbio eigą. Aš turiu čia visišką laisvę kurti, kalbėti, klausti, smalsauti, domėtis, kvestionuoti tai, kas man pačiai yra svarbu, kas man yra aktualu, kas man yra brangu. Ir tuo pačiu ir aš pati augu ir viliuosi, kad ir jūs augote, nes tas mums vienai kitos įgalinimas ir palaikymas, mano galva, yra tokia didelė jėga. Ir kai mes ją pasitikim ir ją vadovaujamės, arba ją naudojamės, arba ją bent jau priimam ir matom, tai vyksta visiška magija. Ir turbūt yra jūsų aplinkoje pas kiekvieną moteris ar moteris viena, ar jų daug, ar kelios, kurios, yra tie šviesuliukai, kurie įėjus į kambarį nušviečia jį ir pakeičia kambario atmosferą, kitaip dar sakoma, energiją, kurios įkvepia, kurios pamoko, parodo, kurios savo tyliu netgi buvimu, tiesiog buvimu šalia padaro labai labai daug. Tai aš viliuosi, kad tai, ką man tai yra žaidimas, ta tokia gražiaja žaidimo ir atradimo prasme,
Tai aš viliuosi, kad šitas žaidimas jums duoda tiek pat, o gal dar daugiau, o gal mažiau, bet tiek pat laimės ir išsipildymo, kiek ir man, nes aš ir pati labai daug išmokstu, augau kartu. Ir galų gale aš pati panagrinėjau temas, kurios man yra smalsios arba gal net asmeniškai aktualios. Ir tuo pačiu panaudoju žinias, kurias galbūt klausau kitose tinklalaidėse, interviu, bet labiausiai turbūt iš knygų, nes aš ir klausau audio knygas ir skaitau papirinės knygas. Tai man tai yra toksai visiškai simbionizė manęs kaip asmenybės, mano pašnekovų, mūsų kartu kuriamų temų ir tų žinių, kurias aš per keletą metų kaupiu, augu ir kartais galbūt galiu naudingai pasidalinti. Ar patiri vaikų paauglystę? Tai va, kai išeis šitas epizodas, tai tą dieną yra mano Huberto gimtadienis, jam 12, Teodorui yra 8, jis gimęs šiek tiek vėliau, žiemą bus 9. Aš manau, kad jau jaučiame su Krisčiu šiek tiek paauglystės tokius spigliukus jau pavienius ir tos tokius nuotaikos, negaliu sakyti sviravimus, bet toks pasikeitimus, tokio tam tikri atsiranda nauji požiūrio kampai, kažkokie norai, nenorai. Žinot, apie ką yra paauglystė, tai man labai norisi. Ir čia yra svarbi iš tikrųjų pamoka man, nežinau kaip jum, jeigu turite vaikų paauglių, išmokti stebėti tą jo pokytį ir augimą, tapimą, kaip čia, iš vaiko tapimą suaugusiu ir su tokia, pagarbo, ne su kritika, kad daryk taip ir ne kitaip ir aš žinau geriau, nes tėvai visažiniai, mano galva, aš nesu ekspertė, bet grinai mano galva, yra, tai nėra naudinga nei vaikui, nei santykiui su vaiku, nei jum pačiam galų gale, nes tai veda į konfliktą. Tai mano galva, va, tas pamatymas jo, liudijimas to jo pokyčio, nes jam irgi yra sunku, jis irgi nesupranta, kas vyksta, apart emocijų perrikiavimo, tai dar vyksta ir daug fiziologinių, hormoninių pokyčių, kuriem irgi čia neaišku, kas čia vyksta, ar ne, ir tai daro įtaką irgi jo būsenai, jo emocijoms, jo mąstymui. Tai, man be galo įdomu, aišku, kantrybės dažnai irgi pritrūks ir atrodo, kaip čia taip dabar, bet po to, Agne, tai man, aš laikau savo didelę misiją ir svarbių dalykų išlaikyti santykius su savo sūnumis toje paauglystės kelionėje, nes mano galva tai yra pats sveikiausias ir galbūt bent jau man tinkamiausias būdas užauginti sąmoningą, protingą, teisingą, mylintį, gerą, atvirą žmogų, tai yra palaikant su jo ryšį per tą laiką, kai jam yra sunku. Ir paauglystė tai tas metas, kai jiems yra sunku. Tai tokia mano misija, kad palaikyti, jeigu klausia patarimo patarti, mažiau kritikuoti, mažiau nurodinėti ir leisti jam spręstis pačiam. Tai grįžtant prie klausimo pradžios, ar patiriam paauglystę, manau, kad užuomazgas taip, o dar bus visko, man atrodo. Kitų metų kelionės. Ar jau turi kažką galvoje? Turiu. Turiu vieną numatytą, suplanuotą pilnai kelionę, darbinę kelionę. Tai vat bus mūsų toks įdomi kelionė su dalimi komandos, kalbant apie plėtrą, apie kapsulę barinį glytį auginimą. Tai irgi labai man įdomu ir smalsu ir, žodžiu, ir nekantru. Tada turiu keletą asmeninių kelionių, tai važiuosiu sausio pabaigoje į Šveicariją, į kalnus. Man bus pirmas kartas, nes tai bus kelionė, patyriminė kelionė, kaip moterų retrytas, kur eisime per sniegus. Ir eisime su tais tokiais spigliuotais antbačiais, kad neįstrigti į sniegę. Toks bus labai, labai kitokia kelionė. Taip pat turiu suplanavusi kelionę kovo pabaigoje pas savo mylimą draugę į Singapūrą ir po to į Balį, į jogos retrytą. Tai ten vėl bus labai kitokia, labai tokia moteriška, labai tokia skani visom prasmėm kelionė, nes vykstu ne viena savo mylimą draugę. Tai irgi labai labai laukiu. Dar turime slidinėjimo nusimatę kelionę per vaiko atostogas ir dabar galvoju, kas dar. Ir dar keletas kelionių yra mintyse, bet jos nėra taip detaliai suplanuotos. Tai viliuosi, kad jos irgi įvyks, nes man reikia keliauti. Aš labai pasikraunu, aš labai
daug gaunu, mano labai prasiplečia, nu tiesiog matymas turbūt. Ir nebūtinai tai turi būti, žinot, kaip, na, tarkim, dirbu drabužių kūrėja, kuriu drabužius, gal net dirbu čia gal nelabai tinka, kuriu drabužius ir, tarkim, važiuoju į mados renginius. Man tai yra ne apie tai, man tai yra apie tai, kad aš važiuoju patirti žmonių, maisto, kultūros, miestų, nu kas tai bebūtų. Ir tai labai mane pakrauna ir iš ten gimsta tokie dalykai, kaip, žinai, ten koks nors megztinis ir kokias nors kelnes. Tai man kūryba yra apie tą, žinai, strubimą į save visko ir po to perleidimą per save ir transliavimą per drabužį arba per Magnetic Conversations arba abu. Tai įsimintiniausias šių metų Magnetic Conversations pokalbis. Nu čia, žinai, kuris tavo vaikas mylimiausias? Nepykit, kad taip atsakau, bet tikrai labai sunku atsakyti. Ir aš dabar galvoju, nėra tokio. Matot, visas temas susigalvoju aš pati, dėl to man jos visas yra įdomios. Jeigu man kažkas dėliotų tinklelį ir sakytų, užduok šitus klausimus, turbūt būtų kitaip ir galbūt būtų temos favoritės, kurios man labiau rezonuotų ir būtų labiau su manim susijusios, man aktualesnės. Bet kadangi jos visos yra mano išmiluotos ir pašnekovai yra tie, kurių aš norėjau savo tinklalaidėje, tai man kažkaip jos visos vienaip ar kitaip atnešė savo naudą, savo gėrį, savo suvokimus, atradimus, galų galia paliko kabėti su klausimu kažkokiu. Tai negaliu aš išrinkti mėgstamiausias. Jau labiau, kad ir tas temų spektras yra toksai platus, kad, nu, žinai, ir apie kūną yra įdomu, ir apie mediciną yra įdomu, ir apie dvasios dalykus yra įdomu, ir apie psichologiją yra įdomu, ir apie santykius yra įdomu, ir apie, nežinau, ir apie pačią save yra įdomu, ir apie sveikatą yra įdomu, ir, nu, tikrai sunku būtų išrinkti vieną, tai vis dėlto pasiliksiu tą poziciją, kad visos yra mylimos, dėl to, kad visos yra mano. Taip, kokį geriausią patarimą prisimeni iš šių metų? Dabar galvoju, kaip sudėti į žodžius, nes patarimas tai iš karto atėjo į mintį. Nu, pabandom. Kai matau kito žmogaus kažkokią tai būseną, nežinau, norą eiti į konfliktą, liūdesį, nusivylimą, nerimą, baimę, kažkokį kritimą į jauką, pasipriešinimą, agresiją, kas tai bebūtų, tiesiog stebėti ir liūdėti. Liūdėti mintis yra, kad, žinai, kas aš esu, kad leisčiau, bet, nu, bandau parinkti žodžius, leisti jam būti taip, nes tai yra jo kelionė, jo gyvenimas, jo pasirinkimas, tas žmogaus yra jo gyvenimo kelias toksai. Tai vat, man tai nėra lengva, aš visai esu ta, kur reikia padėti, reikia išgelbėti, bet mokausi tą daryti ir mano galva tai yra labai geras, labai prasmingas ir man labai patinkantis vis dėlto patarimas. Tiesiog stebėti, matyti to žmogaus būseną tokia, kokia jinai yra. Ir jį palaikyti be kažkokio godimo ir patarinėjimo. Tiesiog, kad aš matau, kad tau yra liūdna. Aš galiu tave apkabinti, aš galiu tave išklausyti, bet aš nelendu tavęs gelbėti ir tavęs gailėti, nes gailestis nėra geras dalykas. Ir mes kartu, bendrystėje, tikrai galime ateiti ten, kur tu nori ateiti. Tai vat, man tai naujas konceptas ir labai daug tokių suvokimų atnešęs. O kitas naujas, iš tikrųjų, aš jį, kaip čia, įsikvėpiau, pamačiau mano mylimos Mel Robinson. Dabar jau yra ir nauja knyga jos iš tų pavadinimų Let Them. Ir kad leisti kitam žmogui būti taip, kaip jisai būnasi ir leisti dalykam vykti taip, kaip jie vykstasi. Tai nuleisti, kaip čia, paleisti, atsisakyti visą kontrolę, reguliavimą, kad aš žinau, kaip turi būti geriau, kad, žinai, ten aš sumuštinių sutepu geriau, arba ten, aš žinau, kuris suknelė yra geresnė, arba ten, nu bet kas, kuris tau vyras labiau tinka ir panašiai, tai aš tai nežinau. Ir aš renkuosi, vėlgi minėjau, kaip ta Mel, kad vis dėlto
leisti jam daryti tai, ką jie daro, čia ir su paaugliais labai tinka, lėtam. Leisti jam daryti, patirti, atrasti ir suvokti patiems. Va, ir palaikyti juos. Ok, ką darai, kai tau sunku ar liūdna? Aš tada vis dar mokausi, bet man jau vis geriau sekasi. Aš tada ir leidžiu savo būti su tuo sunku ir su tuo liūdna. O ne bandyti užglaistyti, užmaskuoti, išspręsti, nugalėti, pakeisti, pabėgti. Va, pabėgti man labai, aš tokia mėgėja būdavo anksčiau. Ir dabar dar visko būna, bet toks, kad, toki čia viskas gerai, čia viskas pozityvu. Nu ne, jeigu tu viduj kauki vilku, tai tu kauk vilku ir nevaizduok ir neapsimetinėk, kad viskas čia yra fantastiškai faina. Ir jeigu tu pyksti, tu turi pilną teisę pykti. Ir jeigu tau yra sunku ir liūdna, tai tau yra sunku ir liūdna ir tegul būna. Čia toks lėtam, netgi let yourself tada gaunasi, leisk savo. Ir tas savęs pamatymas tokioj, bet jautrioje akimirkoje ir to nenubraukimas, kad čia, nesvarbu, aš čia nieko nejaučiu, viskas gerai. Ne, išbūti. Ir tada tai daug greičiau ir daug lengviau praeina. Taip, kuri kapsulė, rudens žiemos ar pavasario vasaros, to artimesnė širdžiai? Mano širdies kapsulės, aišku, kad yra abi, nes aš jas kuriu su tiek pat meilės, bet vis dėlto mano labiau, bet kurio sezono, nesvarbu kurio, buvusio, esam ar būsimo, yra vis dėlto rudens žiemos. Nežinau kodėl, galėtume dabar pafilosofuoti, bet daug priežasčių galėtų būti iš tikrųjų ir dėl to, kad ji ilgiau galioja Lietuvoje ir ilgiau mes ją mėgaujamės. Jūs žinot, kaip aš mėgstu sluoksniavimą. Tai reiškia, kad tai vėlgi tai yra tas sezonas, kur mes galime daugiau sluoksniuoti ir žaisti spalvomis, tekstūromis, ilgiais, raštais, audiniais. Taip pat yra daugiau ką veikti su tais drabužiais rudenį ir žiemą, negu vasarą apsivilkti suknelę. Tai va tokie keli galėtų būti argumentai iš tikrųjų. O šiaip tai aš esu apskritai apie tokią besezonę spintą ir apie daiktus, kuriuos gali nešioti kiaurus metus, tik tai skirtingai derindama ir skirtingai sudėliodama akcentus. Tai kad ir šitie, pavyzdžiui, marškiniai Florence, jiems yra, aš nežinau, tai nuo pirmų dienų aš jos turiu 6 metai, turbūt daugiau. Ir tai jie man tinka ir ant maudymosi kostiumėlių, ir prie trumpų šortų, prie šlepečių. Ir lygiai taip patinka šiandien, gruodžio pabaigoj, prie džinsų ir šiltų batų. Tai aš labiausiai tai tokius drabužius vertinu. Taip, ką reiškia švęsti gimtadienį per Kalėdas? Taip, žinot, aš esu gimusi gruodžio 25 dieną ir tai reiškia man labai daug. Aš manau, kad tai yra ypatinga diena gimti ir aš džiaugiuosi tą dieną gimusi šiandien. Nes kai buvau vaikas, man buvo neaišku, kaip tai taip, čia Kalėdos, čia gimtadienis, o čia tos dovanos ir dar tie žmonės nesusipratę, kur atneša vieną dovaną, sako, čia abiem progom. Tai aš net pykdavau anksčiau, galvodavau, okei, tavo gimtadienis vasarą, tai aš turiu atnešti vieną dovaną, čia gimtadienį ir Kalėdom, kurios bus už pusės metų. Čia aišku juokai ir galim iš to pasijuokti, bet jeigu taip nuoširdžiai, tai man patinka, nes aš žinau, kad laikas prieš Kalėdas yra toksai magiškas, aš jį labai jaučiu, man jis labai patinka ir toks jausmas, kad visas pasaulis su manim švenčia mano gimtadienį, nes visi miestai, viso pasaulio miestai, nesvarbu ar ten šilta, ar šalta, ar šviesu, ar tamsu, jie visi pasipuošę yra ir žmonės yra pakilios nuotaikos šventiškos ir vis tokiam liktai, tokiam virpėjime, truputį mirgėjime, tokiam laukimo jausme. Tai man patinka tą dieną būti gimus ir jau 40 metų ta diena yra pusiau Kalėdos, pusiau mano gimtadienis. Jau net mano vaikai priprato, kad tai yra normalu, kad ryte, žodžiu, yra Kalėdų dovanų iš paeglės pakavimas, bet to pačiu yra ir mamos gimtadienis ir jos gimtadienio dovana. Tai jiem atrodo normalu, nes jie gimė tokioje šeimoje ir įdomu, reiktų paklausti mano tėvam, kaip jiems, nes jie gyveno su normaliom Kalėdom ir po to su Kalėdom, kur gimė Agnė. Tai va, bet man tai patinka, aš jaučiuosi ypatingai iš tikrųjų.
Tai kokias naujas praktikas nori išbandyti 2025 metais? Galvoju. Tai turbūt dar labiau kaip čia sugerti, įsisąmoninti tą praktiką, kur kalbėjom, lėtam, kad leisti kitiems reaguoti taip, kaip jie reaguoja, nes jų reakcija yra jų reikalas. Leisti viskam būti taip, kaip būnasi, tiek žmonėm, tiek apskritai dalykam vykti. Norėčiau dar labiau gyventi atvirą širdim ir priimti sprendimus dar labiau iš širdies, iš intuicijos, o ne iš proto. Man tas tikrai neblogai sekasi, bet manau, kad dar yra kur tobulėti. Dar nauja praktika. Dar galvoju, kad norėčiau gražinti, gal ne tiek išbandyti bet gražinti rašymą, nes esu šiek tiek jį pametusi, pakeitusi kitomis praktikomis. Tai irgi būtų įdomu ir man patiktų. Ir gal tiek. Dar net nebejoju, kad su laiku ateis naujų, kurių dar net nežinau ir jas tikrai išbandysiu, nes aš esu ta, kur kai sužino, tai aš išbandau ir darau. Tai kažkas lieka ilgam laiku, kažką pabandau ir atkrenta, arba būna grįžtų. Tai visokių būna, bet aš visą laiką kažką darau. Man toks patinka, truputį smagios mano gyvenime. Šiemet bandai detoksą ar kartosi kitą metą. Tai aš visą gruodį, visą lapkritį dariau detoksą su eliminacinė mityba ir su visokiais žoleliniais papildais, išsivalyti organizmą. Tai man patiko tiek procesas, tiek rezultatas. Procesas patiko ta prasme, kad aš žinau, ką aš darau ir aš žinau, dėl ko aš tai darau. Gal tai nebuvo labai lengva atsisakyti visokių ten saldainių, šviežios bagetės, nežinau, bet ko, kiaušinių, taip toliau ir panašiai, ten ilgas sąrašas yra, bet man patiko būsena, kurioje aš buvau, nes man buvo lengva, aš jaučiausi lengva, aš labai gerai miegojau, labai gerai keldavausi ryte, buvo lengva sportuoti, gal vienintelis toks didžiausias buvo iššūkis, tai vis sugalvoti, ką pasigaminti arba ką valgyti mieste, nes ir to ne, tai toks truputį komplikuotas tampa kasdienis rutininis gyvenimas ir daugiau to gaminimo namuose ir galvos sukimo, ką čia dar su kuo pagaminus, kad būtų skanu, nes man svarbus skanus maistas, man patinka skanus geras maistas, man patinka gražus maistas ir kokybiškas maistas ir kad jį tokį pasigaminti be to nuo 3, 5, 8 yra visai iššūkis, tai keletas naujų tokių atradimų liko mano gyvenime. Kažką tikrai dar pasilikau, kažko atsisakiau ir grįžau prie savo įpročių valgymo, tai kaip bus toliau, bus matyti, bet aš manau, kad tikrai kitąmet kartosiu, gal net pavasarį. Taip, kaip išeina išlikti tokie jaunatviškai ir švytinčiai? Ačiū. Daug dalykų, man atrodo, kad jeigu dabar aš jums užduočiau klausimą, kada jūs jaučiatės pati gražiausia ir kada labiausiai švytite, labai tikėtina, kad atsakymas būtų tada, kada jaučiatės gerai. Kada esate sveika, kada esate pilna gyvybinės energijos, kada esate, jaučiate viduj tokį harmoniją, meilę, laimės jausmą, kažkokį vidinį džiugesį, tada, kai visi tau svarbus žmonės yra sveiki ir laimingi ir jaučiasi mylimi ir matomi. Galų galia, kai aš pati jaučiuosi matoma, man labai svarbu yra įvertinimas, man labai svarbu būti pamatytai, tai kai aš tai turiu, tada aš labiausiai švyčiu, tikrai, visada. Ir kitas dalykas, aišku, aš tikrai labai rūpinuosi savo tiek emocinę sveikatą, tiek savo fizinę sveikatą. Tai kalbu ir apie sveikatą plačiaja prasme, ir apie veido, kūno, plaukų grožio procedūras, tai ne kūno plaukų, o kūno ir plaukų procedūras. Tai aš labai jas mėgstu, aš jas dažnai darau, aš jas įvairias naujas išbandau. Tai manau, kad čia viskas yra kartu. Dar plus galėtume pridėti gerą maistą, gerą miegą, gerus santykius, vandenį, miegą užsakiau, man atrodo, ne, ir mylimą veiklą. Tai va toks visas paketas, man atrodo, ir sudaro tą paslaptį, jeigu galima vadinti tai paslaptimi, kodėl ir kada moterį švyti. Taip, ar daug sportuoji, kad taip atrodytum? Įdomu, ką reiškia taip, bet pat jeigu va taip, tai, aš nežinau, kas yra daug. Aš sportuoju 3-4 kartus per savaitę, skirtingas treniruotės, nes aš labai nemėgstu monotonijos ir rutinos.
Tai mano vyram nėra lengva su manim, nes jiem patinka rutina. O man patinka, kad kiekviena diena būtų kitokia. Aš galbūt keliuosi tam tuo pačiu metu anksti, aš galbūt einu miegoti labai panašiu metu, gana anksti. Bet man patinka galbūt šiandien sportuoti 7, o rytoj 8, šiandien galbūt su kineziterapeutu ir svoriais, o rytoj joga, o kitą dieną, nežinau, pilatesas, dar kitą dieną vėl joga arba barė užsiėmimas, kur kažkada keliau stories ir ne kartą, kur tokias kaip balerinų treniruotės, kartais tiesiog ilgai, intensyviai praseiti mišku arba miestu pagal galimybės. Tai man patinka judėti ir man galbūt ne taip svarbu kažkokį vieną sportą kultivuoti, o man svarbiau yra ta dinamika, kad gal tas ir aš jau jaučiu, kad ilgainiui, kai gana aktyviai judu, nesvarbu ar sakau, ar sportuoju, ar ten einu, ar bėgu dabar rečiau, tai kad tai neštų malonumą ir ilgainiui tai gaunasi, kad kūnas pats padiktuoja, kad šiandien jau taip norėčiau prasitampyti, einu į jogą, žinai, arba šiandien norėtųsi ramiau, tai dar kažką. Šiandien jaučiuosi labai galinga ir žinai, visas super moteris, tai aš ten galiu ir kokią štangą, ir hantelį, ir gumą, ir gyrą, ir ką tik tai nori. Tai va taip, tai man patinka dinamika, aš ją derinu tarp skirtingų sporto šakų ir veiklų. Ir svarbu, kad patiktų, nes jeigu einu tokia visa, tai tada niekur nebūna ir net nenaudinga. Tai čia kaip ir su maistu. Jeigu save ilgai spaudi ant kažko ir neleidi savo malonumo, tai ilgainiui, žinai, gaminasi, aš ne mokslininkė, bet kaip aš suprantu, gaminasi kortizolis ir ilgainiui tu jautiesi vis tiek nelaiminga, nepavalgius ir dar koks nors aplink pilvą apauga riebaliukai, nes kortizolis mėgsta tą daryti. Tai jeigu yra čia specialistų, prašau pakomentuokit išsamiau, bet maždaug taip aš suprantu. Tai mano iš tikrųjų moto yra gyvenime gyventi su malonumu ir per malonumą, nes tada viskas tiesiog vyksta fainiau, geriau ir maloniau. Taip, ar esi savikritiška? Labai. Tai aš tikrai myliu save ir aš rūpinuosi savim ir aš vis tiek turiu ką savo prikišti visada. Ir aš tikiu, kad ilgainiui tai yra išgydoma arba išgyjama, bet aš tikrai turiu daug savikritikos, tiek savo, kaip čia pasakyti, tiek savo kūnui, tiek savo nežinau, kaip emociniai turbūt būsenai, ar ne, tiek savo kažkokiam elgesio modeliams, kažkokiems tai įsitikinimams. Tai aš man atrodo, kad dar tikrai turiu kur tobulėti ir tą ir darau. Tai vat, kas mane lyg ir guodžia ir motyvuoja, kad aš visą laiką einu į priekį ir visą laiką tą darau. Nėra, kad dabar sėdžiu ir verkiu, kad, žinai, oi, čia kokios mano, nežinau, dabar nesugalvoju, negražios pėdos, tarkim, jos gražios, bet kaip pavyzdys. Bet aš imu ir darau to, ką galiu pakeisti, kad jos man patiktų, arba kad jos pasikeistų, arba kaip aš galiu jas priimti tokios, kokios jos yra. Tai priklausomai nuo situacijos. Tai ar esu savikritiška? Taip. Kokie iššūkiai tave labiausiai užgrūdino? Nes čia klausėt pradžioj, kokie buvo iššūkiai šiais metais, dabar kokie labiausiai užgrūdino. Man atrodo, kad kiekvienas prideda savo pakankamą tokį indėlį, svorį, svarbą į kiekvieno žmogaus augimą, gyvenimą, galų gale rutiną, kasdienybę. Tai manau, kad kiekvienas yra svarbus, nesvarbu kokio jis yra mastelio. Ir didžiausi iššūkiai turbūt nebūtinai padaro didžiausią įtaką. Man atrodo, kad didžiausią įtaką padaro tie iššūkiai, apie kuriuos tu sąmoningai suvoki ir pasidarai savo vidinės kažkokias suvokimus, išvadas. Jo, ir turbūt nebūtina gauti stipriai per minkštąją arba per galvą, tam, kad kažką pabustum arba kažką suvoktum. Man atrodo, kad gali būti užtekti ir švelnaus stumtelėjimo, nes mano įsitikinimu, kaip veikia gyvenimas, tai tau švelniai pradžioj parodo, tokį šnekimą, barbar švelniai per petį. Tada stipriau, tada dar stipriau, tada kerta per sveikatą, tada kerta per artimų mylimų žmonių sveikatą, neretai kerta per gausą, per pinigus, per verslą, kerta per santykius, per šeimą. Tai kuo tu anksčiau išgirsti tą žadintuvo skambutį, tuo, tie iššūkiai, tas budinimas, yra švelnesnis, paprastesnis, lengvesnis. Kuo labiau negirdi, tai kažkada jau gauni ir tokį šmaukštą.
Tai va, tai aš ir savo rim linkiu anksčiau išgirsti tuos varpelius, kurie švelniai būtina ir bando į kažką atkreipti dėmesį. Taip, esi buvusi stilistė, dizainerė, turi savo verslą, vedi podcastą, kuri veikla tau artimiausia. Kūryba, verslas, moterių galinimas. Nu čia vėl, norit, kad aš išsirinkčiau mylimiausią vaiką. Man atrodo, kad man gyvenime labai nuostabiai viskas susidėliojo, nes tai, ką ir išvardinom, verslas, podcastas, drabužių kūrimas, tai yra tos veiklos, kurios viena kitą papildo ir viena kitą kažkuria prasme net provokuoja ir augina. Ir tai reiškia, kad man nereikia rinktis, kad va dabar aš esu drabužių kūrėja, o dabar aš esu, nežinau, laidų vedėja. Labiau man tai yra apie tai, kad aš kurdama drabužius jaučiuosi, kad vis labiau galiu pažinti jūs, tada aš suprantu, kas yra aktualu jums, perleidžiu per save, suprantu, kas man yra svarbu, tada gimsta kažkokia tema pokalbiai, magnetic conversations, tada iš to galbūt gimsta kažkoks įkvėpimas kūrybai, kuris atveda į kažkokį sprendimą versle, einant iš širdies ir intuicijos, galbūt verslo augimas paskatina dar gražiau gal irgi, bet drąsiau priiminėti sprendimus, kurie vėlgi, žinai, atneša kažkokias tai idėjas naujam produktui, naujai kolekcijai, kažkokiai produktų naujai kategorijai. Tai va, taip viskas yra mano gyvenime labai gražiai ir persipinę ir liktai vienas išteka iš kito ir papildo vienas kitą. Tai, aš jaučiuosi dėl to labai laiminga ir labai dėkinga, nes, viskas toks, man patinka mano planas, man patinka tas vedimas, kuriuo aš einu ir, man tinka, man gerai. Yes. Paskutiniu metu dvasingumo atradimai. Dabar galvoju, čia ir labai ilgai galima atsakyti ir labai trumpai. Iš tikrųjų atradimų yra labai daug ir suvokimų yra labai daug ir čia kaip tas svogūnas. Nulupi vieną, galvoju, dan. Ir tada ateina antras sluoksnis ir tada jau jį ten, išsilukšteni, atrandi, suvoki, sustėlioji, tada kažkas vėl naujo. Ir taip nuolatinis procesas ir aš suprantu, kad čia ne pabaiga ir tos pabaigos čia niekada nebus. Tai va, kiek spėsi per šitą gyvenimą patirti, išmokti, suvokti, galų galia duoti kitiem, tai va, tiek ir bus ir tada visa kita jau po to. Tai tie dvasingumo atradimai man labai daug duoda, labai augina, kartais duoda ir su batu per galvą, visai būna. Jau pasakau šiek tiek apie tai. Ir iš tikrųjų, kad man patinka taip gyventi, aš matau tame prasme, man patinka, jeigu manęs klausia, padėti ir patarti. Man patinka būti šalia ir stebėti gražų augimą kito žmogaus, dažniausiai moters mano atveju. Man patinka jausti, kaip aš pati paaugu. Man patinka pastebėti, kad aš išlipu iš vienos ar kitos ar kelių senų kažkokių tai įsitikinimų programų, kas man po to palengvina gyvenimą. Man patinka naujos pamokas, nes visos situacijos yra galimybės. Kažkas mato grėsmę, kažkas mato galimybę, aš matau galimybę augti, galimybę tobulėti, galimybę keistis ir galimybę būti geresniu žmogum ir duoti kitiems. Tai tas toksai pasitikėjimas, tikėjimas ir tekėjimas man labai priimtini yra konceptai ir man atrodo, kad tai labai jaučiasi mano kūryboje, turbūt tai jaučiasi ir mano magnetic conversations turinyje. Tai yra, taip labai širdies ir labai taip sklandžiai tekantis dalykai, nieko aš nedarau per jėgą, nieko nedarau specialiai, nieko čia nėra, ką čia dabar sukūrus, tiesiog man tos lemputės užsidega ir užsidega, kolegos jau juokauja, apie mane, kas sako, grįžta Agnė ir jau, mergos sugalvojau, tai jau bus, tai būna ir labai dažnai. Ir kas painiausia, kad mes, gal ne viską, bet tikrai beveik viską gyvendinom, man tai tas yra taip malonu ir taip motyvuoja ir taip įkvepia ir taip uždega, kad galime kurti, daryti pasaulį geresnį vis labiau ir labiau. Ar tau reikia pabūti laiko vienai? Labai. Ir aš kaip kažkada su vyru turėjau šitą pokalbį ir sakau, Kristi, man nereikia pabūti atskirai nuo tavęs ar atskirai nuo vaikų. Man tiesiog tai ne apie jūs. Man tiesiog reikia pabūti vienai. Ir užtruko, kol tiek aš tą išmokau, tiek kol mano šeima tą išmoko.
bet yra be galo man svarbu ir aš tam skiriu, gal ne tiek, kiek norėčiau, bet skiriu tam laiko, sukuriu tam galimybės ir aš manau, kad aš iš to grįžtu ilgesnė, kažkaip žodis, grįžtu, nežinau, ramesnė, labiau mylinti, atviresnė, labiau atsipalaidavusi, labiau tokia visa skani ir sultinga. Ir nesvarbu, ar čia yra 15 minučių, ar valanda, ar savaitė, ir nesvarbu, ar tu namie vonioji, ar tu balyje, visiškai nesvarbu. Tai daro lygiai tokią pačią teigiamą įtaką tau. Tai labai labai rekomenduoju. Dar turiu kelis klausimus. Ką skiepijate savo 2 sūnum apie gyvenimą ir santykį su kitais žmonėmis? Man svarbiausia, kad jie užaugtų geri ir laimingi žmonės. Aš žinau, kaip banaliai tai skamba, bet man tai yra labai labai svarbu. Man svarbu, kad jie turėtų savo vertybės, kad jie gyventų atvirą širdim, kad drįstų mylėti, kad kurtų laimingus santykius, kad nepamestų savęs, kad mėgautųsi gyvenimu, kad ragautų, kad drįstų, kad atrastų. Tai mes apie tai kalbamės, tam tikram lygmenį, nes jie auga, jie dar vaikai, bet mano galva įdiegti vertybės, tokius, kaip čia pasakyti, parodyti, kokių skirtingų gali būti požiūrių, kampų, požiūrių, galimybių. Tai ir kad gyvenimas verda ne tik kompiuterį, mano vaikai auga beveik be kompiuterio ir be telefonų. Jie turi labai labai ribotą prieigą prie visų šitų dalykų, kurie dabar valgo jaunimo smegenis. Ne, rimtai, jie tikrai turi labai mažai social medias iš to yra 0, bet mažai turi visų kitų internetinių ir žaidiminių dalykų. Tai aš manau, kad tai yra atsakymas, kodėl jie taip myli gamtą, kodėl jie randa ką veikti lauke, kodėl jie randa ką veikti miške, kodėl jie nori važiuoti į mišką, į gamtą, tarp medžių, prie ežero, į pievą, kur tik nori. Ir tokie maugliai. Man patinka, kad jie auga maugliai, jie auga tokie tikri, smalsus. Tai man atrodo, kad man tai yra mano receptas ir man tai yra mano būdas. Ir panašu, kad mano vaikam bent jau šiandien dienai tai irgi tinka. Tai va. Tai ačiū, kad paklausė, net pati taip bekalbėdama susimašiau, nes nebuvau pasiruošusi atsakymą. Na ką, ir paskutinis klausimas. Kas yra tavo gyvenimo būdo ikona ir įkvėpėja? Sąrašas, moteris, labai labai ilgas, bet kita vertus ir labai įkvepiantis. Aš čia tikrai nevardinsiu. Mane įkvepia moteris, kurios eina labai drąsiai savo keliu. Ir jos mato savo kelią, jos mato savo, kaip čia pasakyti, purpose. Prasmę, tikslą, mato vertę tame, ką daro. Ir pasitiki tuo, kas vyksta, pasitiki savim, gyvena širdim, girdi ir klauso ir išgirsta savo intuiciją, tą vadinamą gut feeling. Man įkvepia moteris, kurios kalba drąsiai apie tai, kaip jaučiasi iš tikrųjų, o ne cukruotai. Aš irgi mėgėju cukruotai kalbėti, nes man taip saugiau atrodo, ypač būnant matomai ir girdimai tokiai dideliai auditorijai moterų, bet aš mokausi būti visokia. Bet kas, vėl, paradoksalu, nes aš dažniausiai ir būnu geros energijos, geros sveikatos, geros nuotaikos, pozityvi, tokia, man svarbu, kad būtų malonu, man visai, kad žaidega žvakės, smilkalai, groja muzika, tai nėra feikas dėl Instagramo, taip aš gyvenu tiek ofise, tiek namie, tiek keliaudama, viską supakuoju, visą savo mantą. Tai mane įkvepia šitos moteris. Ir dabar net taip, žinai, išskirti vieną net nenorėčiau, nes tai būtų taip labai kryptinga, nes man gali patikti ir gydytoja, man gali patikti ir laidų vedėja, man gali patikti ir menininkė, man gali patikti ir coacherė, man gali patikti ir drabužių kūrėja, ir rašytoja. Tai man atrodo, kad kai moteris yra savo kūrybo ir savo elemente, plačiaja prasme, kūryba nebūtinai kurti rūbus ar statyti namus, kūryba gali būti pyragų kepimas ar vaikų auginimas ar verslo auginimas, kas tik tai nori, kūryba tai yra tai, ką tu sukuri iš savęs ir pati, su savo duotybėm ir galimybėm. Tai va visos tos moteris mane įkvepia. Ir kai aš matau
laisvą tokią, besidžiaugiančią gyvenimu, tokią visą gyvą moterį, man jinai jau yra įkvėpimas. Tai ačiū labai mielosios už visus klausimus, man buvo be gal įdomu išgirsti, kas jums yra įdomu ir smalsu, tikiuosi buvo įdomu ir naudinga. Ir noriu palinkėti mums visoms, kitiems metams susigalvoti savo viziją, be kažkokių didelių pažadų ir įsipareigojimų, nes mes moterys labai esam, kaip mėnulis, ne, tokios labai likvidžios ir visokios. Tai žinai, aš šiandien galiu pažadėti, bet to galiu nepadaryti ir ne dėl to, kad aš nesilaikau žodžio, dėl to, kad, aš apsigalvau, nes aš esu moteris ir tai yra ok. Tai labiau klausyti savo širdies ir savo to vidinio vedimo ir vis dėlto pabūti su tuo, kas aš esu iš tikrųjų ir ko aš noriu. Ir būti gyva moteris, būti žydinti moteris, būti švytinti moteris, būti tokia, žinai, pulsuojanti gyvybinė energija moteris, kuri net kitas moteris įkvepia ir kai eina į kambarį, visa energija pasikeičia. Tai tebūnė, kad mes visos tokios būtume, mes esame tikrai ten pakeliui ir iki kitų kartų ir gerų, naujų metų pradžios, geros. Ir geros naujų metų pradžios, kad tas lengvas startas būtų. Myliu jūs labai ir ačiū, kad esate su manim. Čiau.